Sveiki, brangus draugai. Pradedame sekmadienio webinarą. Studijoje Michailas Adanlevičius, Rasarkovskis Vinokūras. Apgailestaujant, Laitmanas šiandien su mumis būti negali, bet jis mums perdavė, kad vaikinai, praveskite. Šiandien pas mus yra Toros knyga Metodika kaip išeiti dvasinį pasaulį. Tokia tema nepaprasta. Kartu su jumis pabandysime išsiaiškinti, tuo labiau jūsų labai daug, labai daugybė klausimų aš matau, vertimai kaip visada vyksta į visas kalbas. Ir kartu su jumis aiškinsimės, kas čia per knyga tokia ir kodėl ji yra beveik karūna, vadinama amžinąja knyga. Ir pačiu didžiausiu bestselleriu visais laikais, visose tautose, ten milijardus kartų, net nežinau kiek išleista. Ir kodėl jie remiasi visi filosofai, visi išminčiai, kodėl jie remiasi visos religijos, kodėl tik knyga Zor visą ją komentuoja, kodėl ji visiškai nesuprantama, nors ir atrodo visiškai aiški. Atrodo ten visiškai aišku, ten aprašyta istorija ir taip toliau, taip toliau. Ir dar daug įdomiausių dalykų pakalbėsime. Pradėkime, pasijunkite, uždavinėkite klausimus, tiesioginėme eteryje. Stengsime iš karto juos atsakyti. Na, va taip. Kitas. Pradžiai gal keletą žodžių, kas tą knygą parašė, kaip jie atsirado. Sinelevičius. Kalbam apie knygą, kuri turėjo autorių. Autorius tai yra Mozė ir jo mokiniai. Ši knyga aprašo. Ši knyga ne šiaip istorijos knyga, kaip aš jau sakiau. Ši knyga aprašo kaip žmogus, kaip kiekvienam iš mūsų, kiekvienam žmogui, kuris pajautė, kad jam reikalinga instrukcija, kad jis yra savo egoistinėje prigimtyje. Ir ta prigimtis jis spaudžia, duoda spaudimą, jis jaučia, kad yra kita būsena, harmoniška. Būsina, kaip mes vis laik sakome, davimo meilės savybę. Jis siekia tos savybės. Vat jeigu jame atsiranda tas taškas širdyje, jis gauna instrukciją. Kaip man išeiti iš tos būsinos vienas, kurioje aš esu. Pirmoji būsina, kurioje aš esu. Tai va tokia būsina, kaip Toroje aprašyta. Tokia chaoso būsina. Toks pojūtis, kad viskas išeina ir vyksta iš egoistinio pagrindo. Ir kaip dabar man iš to būsinos ateiti į dvasinę, harmoningą būsiną. Ir čia kaip Toros paskutinis žodis Israel. Tai iš šito tokia Isra tiesiai, o El tai reiškia harmonija, tai būsina harmonijos. Aš tiesų į kūrėją. Kūrėjų, kaip žinome, yra vadinama ta meilės davimo savybė. Ir kaip dabar mums pereiti iš tos pradinės būsenos į tą būseną, kuri vadinama Izrael. Ir štai ta knyga, 5 knygose, ji pasakoja apie tai, kaip etapais patapiui pereiti mums visas mūsų būsenas, kaip mūsų norai, kaip mes visą laiką sakome, mes vis dėlto, jeigu studijuojame kabalą, jūs irgi jau studentai, mes jau su jumis kalbame su vaikinais, kurie mokosi. Tai kaip iš tos būsenos, kai yra egoistinis noras su egoistiniu ketinimu vardant savęs, pakelti iki noro su ketinimu vardant davimo, vardant meilės. Būtent apie tai ir tik apie tai pasakoja Toros knyga. Sarkovskis. Mes iš principo žinome, kad tai ne pirmoji kabalistinė knyga. Kabalistų buvo ir iki Mozės, irgi rašė knygas. Žinome, kad yra slaptas angelas, kurio parašė Adomas. Taip pat žinome knygas, kurias parašė Abromas. Ir kodėl būtent tuo periodu, arba kodėl būtent ta knyga, ji į save apima visas instrukcijas. Nuo žodžio Tora, šviesa. Ten instrukcija, reiškia, buvo kažkoks gal pasiruošimas tuo metu, kad galėjo pilnai aprašyti. Simeonas, ši knyga buvo parašyta prieš 3000 kažkiek metų atgal. Čia kai buvo išeita iš Egipto ir to laikotarpio, kai keliavo po dykumą, tai truko 40 metų, tai rašė Mozė su mokiniais. Ir aš galvoju, aš girdėjau tokių keletą paaiškinimų per įvairiausias laidas, mes ten apie tai kalbėjom. Dėl to, kad buvo būtina metodika, kad sujungtų jau visą tautą. Todėl šita knyga dėl to ir tapo tokia populiari. Jeigu mes imame dar ankstesnius šaltinius, tokie kaip, kur parašė Adomas, tai yra paslėptas angelas, tai paslėptoji jėga. Na, jis tai vaizdžiai prašė savo knygoje, bet tai dar nebuvo metodika. Netgi Abromas, kuris parašė sukūrimo knygą, tai taip pat dar nebuvo metodika, nors jis aplink save surinko keletas 10 000 žmonių, kurie iš principo pasiekoje to ir tapo Izraelio tauta. Bet čia jau buvo iš tiesų tauta. Tai didžiulis kiekis žmonių, įsivaizduojate, 3 milijonai žmonių. Kaip tik dabar pas paskutiniuosius dienas, po 2 dienų tai yra šventė, kuri simbolizuoja Šavotą, kaip tik yra šventė, kuri
Matan tai dovanojimas, Toros dovanojimas. Po 49 tokių vidinių metamorfozių, po 49 laiptelių, kuriuos praeina žmogus, analizuodamas savo santykį su artimuoju, jau gauna 50-osius vartus, kurie vadinami ašarų vartais. Ir kai jie atsiskleidžia, kada jau žmogus nebegali kentėti tokios atitolusios būsenos nuo kūrėjo ir jau gauna tada metodiką arba, sakykime, šviesą, jėgą, energiją, kuri iš esmės jau gali išvesti ne tik jį, bet ir visą tautą į naują lygmenį. Vinokuras, norėjau pridėti, kad vaikinai dar labiau geriau suprastų, tai žmogus iš principo yra ten, kur yra jo ego, jo egoistinis noras. Žmogus neužduoda, tarkim, jokių klausimų, jam, tarkim, pakanka to, kad jis yra kokioje nors sistemoje, nežino klausimų, jam sako, tikėk, jis tiki. Tai tada tas žmogus yra visai kitoje būsinoje. Taip pat ir apie Torą mes taip pat kalbame, kad iš pradžių buvo toks nedidelis egoistinis noras, taip galima pasakyti, iki Abromo laikais. Nebuvo reikalinga ši instrukcija. Buvo pas Abromą buvo tokia savybė labai artima kūrėjui. Abromas tai nuo žodžio gailestingumas. Tai iš karto jis pajutė tą dėsnį. Dar į pasaulį nebuvo nusileidžiusios tokios kietos sielos kaip šiais laikais. Ir tada paskui Abromo paėjo 10-20 tūkstančių žmonių. Jie ėjo, paskui jį klausė jo pašaukimą. Tas pašaukimas, kad mes esame davimo savybės viduje. Ir Abromas sakė, aš pasiekiau vieningą Dievą ir ėjo jį paskui jį. Ir ta žmonės ėjo, paskui jiems nereikėjo instrukcijos. Na, po to taip šokome per kartas. Na, tai visi lygmenys jo sūnus, po to tie 12 jo po Jakovo, tai Avromas, Iskakas, Jakovas ir po to dar 12 Jakovo sūnų. Jokūbo. Ir būtent tas momentas, būtent tas perversmo taškas, kada staiga atsiranda Josefas, vienas iš 12 sūnų, ir sako, kad mūsų susijungimo sistema privalo į save įjungti egoizmą. Egoizmą, kuris perdaromas, kuriame mes esame. Mes privalome šitą dalyką pajausti, kas yra mumise, ir virš to susijungti. Va šitas atotrūkis tarp brolių, va tame ir yra. Nes broliai norėjo tęsti taip, kaip yra. Ir va, šiuo momentu prasideda pasiekimas sekančio gilios egoistinės būsenos, kuri vadinama Egiptu, nuo žodžio Mitzrai. Tai reiškia, Mitzra, tai reiškia blogio koncentratas. Ten pasenka Josefas, vienas iš brolių, vienas iš mūsų norų, tokių vidinių mūsų norų, kuris supranta, kad reikia dirbti su egoizmu. Niekur nesidėsi. Negalima visą laiką tik virš jo plaukti, jo neliečiant. Ir Josefas papuola į tą egoizmo koncentratą. Josefas pažįsta, kas tai yra faraonas. Faraonas tai yra mūsų vidinis ego, mūsų centras, mūsų aš. Jaučia ir supranta, kad už Josefą stovi milžiniška šviesa. Ir būtų gerai tą šviesą paturėti. Ir tada jis tampa praktiškai antrų žmogumi Egipte, tas Josefas. Josefas gerai ten įsikūrė, ten 7 tie laimingi metai, sotus. Ten ateina broliai, neaiškinsime kaip ir ką. Ten jos atveda alkis iš tikrųjų, ateina ten broliai, ateina tėvas tenais ir taip jie ten tos 7 metus egzistuoja. Ir tuo momentu, kai ten parašyta, kad ateina naujas faraonas, tai dar vienas perversmo taškas, kuris supranta, kad per tuos, net nežinau, kad per tas savybės iš šviesos negaus, tada jis kaip ir pradeda spausti, kaip čia pasakius, jis pradeda budinti mumise egoizmą. Tokį galingiausią egoizmą, kaip sako, atėjo naujas faraonas. Tas senas faraonas tarsi numiršta. O ką reiškia numiršta? Tai reiškia, ta savybė atidedama, ateina nauja savybė, kuri supranta, kad tai tik savo galima. Aš galiu tik savo, aš tik noriu savo. Ir prasideda naujas periodas, kuris mus priartina prie instrukcijos gavimo. Tai yra, mes pradedame suprasti, kad mes negalime būti tame egoizme, toje egoizmo karalystėje, toje vergovėje. Neįmanoma, mes negalime. Mes negalime čia susijungti. Tas egoizmas mus plėšo. Ir iš pradžių jie pradeda savo maldą. Pradžioje, kad ateitų Mošė, ta jėga, kuri mus ištraukia iš egoizmo, ateitų ir ištrauktų mus iš egoizmo. Mozė nuo žodžio limšoch, ištraukti. Mes meldžiamės, kad nebūtų tokio atotrukio tarp mūsų, nebūtų tokio neryšio, tokios neapykantos. Mes norime būti kartu. Ir egoizmo karalystėje mes taip būti negalime. Ir prasideda pabėgimas iš tos karalystės. Mošė pradeda išvedinėti mūsų norą.
mus iš tos karalystės, va būtent tuo momentu, gal toliau vaikinai gal pratęs, aš per daug jau kalbu, vaikinai perims. Va tuo momentu mes priartėjame prie to, kad toj mums prireiks tos instrukcijos, kaip išeiti iš egoizmo, kuris yra vadinamas Tora ora, instrukcija. Mes priartėjame prie Sinajaus kalno. Sinajus nuo žodžio neapykanta, prie neapykantos kalno mes priartėjame, staiga artėdami prie meilės, mes priartėjame prie tikro, milžiniškos neapykantos tas mūsų. Mes negalime susijungti, tai mūsų priešo, mes prašome, duokit mums instrukciją, kaip mums iš viso to susijungti, kaip mums tapti iš tiesų broliais. Ir štai tada ateina instrukcija. Na, gal paskaitykite ką nors. Borė, taip, mažytė ištrauka. Iš tikrųjų, visa tauta perina Raudoną jūrą, ateina prie Sinajaus kalno. Mozė kaip aukščiausias taškas, pats stipriausias, labiausiai atviras, didžiausias noras pakyla. O tauta, visi kiti mūsų norai lieka apačioje ir kyla klausimas. Mes girdime apie tai, kad egzistuoja taisyklė tapti kaip vienas žmogus su viena širdimi. Ir Abašas rašo, kaip jų veidai nepanašus vienas į kitą, taip ir jų nuomonės nepanašios. Taigi, kaip gali būti kaip vienas žmogus su viena širdimi? Ir atsakau, jeigu mes sakome, kad kiekvienas rūpinasi tik savimi, tai gaunasi, kad neįmanoma būti kaip vienas žmogus ir jie nepanašus. Ir taip toliau. Tai yra ateina prie pirmo, galbūt ne pirmo, bet labai svarbaus momento, kada yra supratimas tos vieningos sistemos. Suprantama, kad reikia sujungti norus, tai reiškia ne norus, bet ketinimus, bet visi tiek skirtingi. Ir štai visos mūsų nuomonės skirtingos, tai kaipgi galime jas sujungti, kaipgi galime atsakyti ir būti panašus į tą taisyklę, kuri egzistuoja, kad tapti kaip vienas. Simeonas. Na, iš tikrųjų, tai buvo socialinė revoliucija. Galite savo įsivaizduoti, kaip žmonės gyveno prieš 3000 metų, kokie ten buvo barbariški santykiai tarp jų. Jeigu ten Europoje daugmaž mes ten dabar studijuojame, ten Ruso, ten visi tie filosofai, ten daugmaž pradėjo tada kalbėti apie kažkokią ten lygias teisės ir taip toliau. 17 amžiuje, 16-17 amžius tada tik buvo. O tada, įsivaizduojat, buvo socialinė revoliucija iš tikrųjų. Tai tie dėsniai, tie interakcijos dėsniai, ir tuo labiau jausminės interakcijos, komunikacijos tarp žmonių. Ir ten buvo labai aiškiai aprašyti, kaip padalinti tautą į dešimtukus, šimtukus, tūkstantukus. Tai buvo iš esmės tokia pilna sistema, kaip komunikuoti tarp žmonių. Ir ji kažkur apie 200 metų egzistavo. Gal netgi, kai pastatė pilną šventyklą. Tai iš principo, kas yra pirmos šventyklos pastatymas? Kaip tu sakei, kad Tora tai yra metodika, kuri jungia žmonės. Tai būtent viena iš formų, pati aukščiausia susijungimo forma, tai kaip tik mūsų pasaulyje pasireiškia kaip pirmosios šventyklos pastatymas. Tai būtent susijungimas, kada susijungia 12 genčių. Ir tada jau po to eina natūraliai kartų degradacija. Ir po to antroji šventykla jau buvo pastatyta. Ten buvo tik 2 genčių susijungimai. Įsivaizduojat, kiek tik. O trečioji šventykla tai kaip tik turi būti visos žmonijos susijungimas. Taip jau palei kabalą, taip yra galima tikėti, galima to netikėti, bet tai, kas parašyta mūsų šaltiniuose, kad specialiai tautą išrinko. Tai kas yra Izraelio tauta? Jie išrinko iš kažkokių genčių, kurios gyveno senovės Babilone. Žmonės, kurie linkia į tai yra, kurie turi polinkį tokios interakcijos, į tokią interakciją ir jie iš principo pasiekė kažkokio dvasinio lygmens. Dvasinis, tai turime omenyje susijungimo lygmenį. Ir tada jie buvo išbarstyti po visą pasaulį tam, kad perduoti tą susijungimo metodiką visai žmonijoje, kad ta visa žmonija po to jau susijungtų ir tada toks susijungimas vadinsis trečioji šventykla. Va, iš principo čia kaip tik ir klausė, kam reikalinga ta metodika, Tora. Tai va, būtent kaip tik ji tam mums ir būtina. Borė, taip pat tokie bendro plano klausimai, ko Tora skiriasi nuo Biblijos, tai kom Biblija skiriasi nuo Toros palei prasme. Ne tai, kad sustojo prie įėjimo prie žemę. O čia, ką mes pasakojom, tai čia pasakojama ne Toroje, o kitose knygose mes nesiribojame Torą. Taip, yra daug, yra raštai, yra pranašai. Iš vis įdomu, kad visos sekančios knygos, tai buvo toks periodas, kur praktiškai nieko nerašė, tai pradėjot nuo pirmos šventyklos, antros, o po to, po šventyklos sugriovimo, kaip tik žodinė Tora. Kas yra žodinė Tora? Tai kaip tik Mišna užrašė visą šitą metodiką, kuri buvo perdodama iš lūpų į lūpas, ji buvo užrašyta. Tai jau nebe rašytinė, bet žodinė Tora.
Ir pagal Kabalą ji yra kaip tik mažiau palei lygmenį, mažesnė. Bet Mišna, Talmudas, o iki tol ir Zor knyga. Na, praktiškai visa tai buvo parašyta vienu metu. Antras, trečias, ketvirtas mūsų eros amžius. Ir visa tai buvo komentarai. Tai tas pats Zoro, tai yra komentaras Torai. Vienokuras dar, kad viskas sutvarkyti. Tora tai iš principo yra, mes tarsi kaip plaukėme nuo egoizmo. Žinai, mes neperdirbame, bet mes visą laiką pakilame. Pas mus kyla egoistinis noras mumise ir Tora pasakoja, kaip mums virš to egoizmo pakilti. Tai va taip. Kaip mums pakilti virš egoistinių norų. Tai yra Tora. Čia mes kaip prieiname prie Eretz Izrael ribų. Tora ten baigėsi, rašytinė, iš tiesų. Po to prasideda jau užkariavimas Eretz Izrael. Ten, kur jau gyvena 7 egoistinės tautos, karai, karaliai, šventyklos, kas tai tokio. Toliau mes jau įeiname ir tarsi tos 12 genčių, kurios judėjo ir kartos keitėsi, kaip pasakyta, išėjo visa karta, kuri buvo Egipte, išėjo ir kilo nauja karta, kuri turėjo įeiti į Eretz Izrael, Izraelio žemę. Mozė lieka, miršta ir neįeina į Izraelio žemę, pakyla ant kalno ir žiūri, kaip tenais įeina jo vaikai, jo sūnus, kaip sakykime, taip vaizdžiai vaikai, kuriuos jis visą laiką jos vedė, o tauta įeina į Izraelio žemę. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia baigėsi rašytinė Tora ir prasideda, kaip ir kitos knygos arba kitas darbas, pats tikriausias, pats rimčiausias, tai yra 12 genčių įsikūrė Izraelio žemė. O kas reiškia įsikūrė Izraelio žemė? Reiškia, pradeda perdirbinėti egoizmą, pradeda jį arti. Na, kaip mes žemę arėme. Tai iš principo Rabašas labai aiškiai tai aprašo, kaip arės iš pradžio žemę, po to ten sodinamas sėklos, po to tik išaugs medis. Ir jeigu jį sujungti su vandeniu tą žemę, tai yra su gailestingumo savybė, sujungti su noru ir taip toliau, tai prasideda perdirbimas egoistinio noro. Tai vadinama gauti, kaip čia išversti? Gavimas vardant davimo. O iki tol pas mūsų visą laiką ėjo davimas vardant davimo, o dabar yra gavimas vardant davimo. Dabar jau mūsų egoistinio noro perdirbimas, mes jau nebebėgame nuo jo. Mes visą laiką bėgome, mes iš Egipto pabėgome, mes supratome, kad negalime dirbti su egoistiniu noru, o dabar mes einame į Izraelio žemę ir čia pradedame perdirbinėti tos egoistinius norus. Todėl čia eina karai, čia statoma šventyklos, čia atsiranda karaliai, atsiranda Jeruzalė, atsiranda va šita žemė, kuri privalo egzistuoti ir gali egzistuoti tik jeigu ji, tai žemė, tai mūsų noras. Tai jeigu jis siekia meilės ir davimo savybės. Va iš principo, tas padalinimas, o tos rašytinės toros ir toliau atsiranda pranašai, raštai ir taip toliau, ir taip toliau. Rašytinė tora baigėsi todėl, kad tai yra binos savybės įgyjimas. Tai yra viskas, ką galėjo padaryti Mozė. Pats jis buvo binos lygmo, gailestingumo lygmo. Toliau prasideda jau judėjimas toliau. Na, nežinau, ar tai aišku. Borisas, mes turim daug klausimų, dar grįžkime prie to, padarėme tokį bendrą apžvalgą, o dabar grįžkime prie klausimų. Kiek ta tora yra užslaptinta ir kiek šaltinių tekstai buvo paslėpti laikui bėgant, pakeisti? Super, užkoduota. Aš sakyčiau, kad istorijos bėgyje kabalistai perdavinėjo informaciją. Tai yra tai, ką jie pasiekdavo dvasinėme pasaulyje, jie perdodavo tai 4 kalbomis. Pirmoji kalba tokia labiausiai viską apimanti, kuri galime perduoti daugybę informacijos dvasinės. Tai yra iš tiesų Tanacho kalba. Sakykime, tai raštai, pranašai, pati penkiaknygė tai parašyta. Toliau buvo kalbos kabalistinė, po to sferuot kalba, Alachi kalba, kuria yra parašytas Talmudas. Bet iš tiesų tai galima paskaityti pas Balių Sulamą, yra toksai straipsnis, ten pamatysite, jis ten rašo savo straipsnėje, koks yra skirtumas tarp tų kalbų. Pats svarbiausias dalykas yra suprasti, ir tai rašo įsižangoje į knygą Zoro, Balių Sulamas tai rašo, kad nėra visiškai jokios galimybės pa žmogų suprasti, kas yra parašyta tose knygose. Jis rašo apie tai, kad tai tos knygos, mes ten dar pasimokysime, bet 155 punkte rašo, kad tos knygos parašytos žmonėms arba tiems, kas yra pasiekime. Tada ta knyga yra tarsi instrukcija,
tolimesniai dvasiniai pažangai, o jeigu jie skaito tokie kaip mes, kurie dar nesame pasiekime, tai mus jį veikia kaip sgula. Kaip pasakyti sgula? Stebuklinga savybė. Tai yra, mes nežinome, kaip jį mus veikia, bet jį mus veikia taip, kad mumise vyksta kažkokios metamorfozės, tai yra, mumise keičiasi ketinimai, tai galima perskaityti 155 punktas. Ir suprasti, iš principo ten visa metodika, kame jis slepiasi, susideda. Pasakysiu, kad jūs neteisingai mūsų nesuprastumėte. Būtent visa metodika, jį vadinama Tora. Tai ne šita knyga, kuri yra parašyta penkiaknygė, apie kurią mes kalbame. Dabar daug kalbam apie ją, kadangi mes visi tą knygą žinom. Tai yra visa metodika praktiškai. Dar sakoma, dar 2000 metų iki sukūrimo, iki pasaulio sukūrimo 2000 metų, kurie paėmė Torą ir tarsi jau ją mėgavosi. Pamenu tiksliai, tai parašyta knygoje Zor. Tai yra tai visa metodika. Visa pasaulio struktūra praktiškai, visas pasaulio struktūros pasiekimas. Tai vadinama Tora, ora, instrukcija. Jis rašo, verta paklausti, kodėl kabalistai įpareigoja vis kiekvieną mokytis kabalos mokslą. Todėl, kad ten slepiasi didžiulis vertas įgarsinti dalykas, todėl, kad ten egzistuoja didelė stebuklinga savybė tiem, kurie užsimena kabalos mokslą. Nors jie ir nesupranta, ką mokosi, bet dėka to, kad turi stiprų norą ir sieki suprasti tą, ką mokosi, jie pritraukia šviesas iš jos supančių šviesų. Tai va, iš principo, kame yra pagrindinė studijavimo idėja. O tai čia yra sekantis punktas, tai labai svarbu. Čia klausimas, klausė mūsų, net nebematau, klausė, kodėl būtent studijuoja Torą, o kodėl nemokytis ten kabalos ar taip toliau. Ir kaip tik 156 punktui, ten pačia įžangoje į tes, jis rašo, egzistuoja griežtas įsakymas užsiimančiams kabalą nepaversti dalykų materialiais dalykais, todėl kad tuo pačiu pažeidė įsaką nedaryk savo stambų. Tai va, suprantate, kame yra problema? Kada naujas žmogus pradeda mokytis, ir jeigu jis pradeda mokytis, užsiiminėti, skaityti pačią Torą, tai iš to gauna tiesiog Holivudą. Jis ten mato istorinius pasakojimus, kažkokius neaiškius karus, kažkokius nuotykius su įvairiausiais žmonėmis, o iš tiesų kalba eina ne apie istorinį procesą, o apie dvasinės metamorfozės, kurias praeina kiekvienas iš mūsų. Apie tai tik ir rašo kabalistai. Ir nebuvo ko rašyti ten apie kažkokią zoologiją ar... jūs patys kartais matote kažkokie tokias asmeniškumai. Aš neprisimenu. Ten staiga, pažiūrėjau, ten kaip pavyzdys, reikia parodyti kažkokį santykį. Ten kažkas staiga kažką išprievartavo, kažką nužudė, kažkas dar... ten Tora pilna to visko. Ten kalba eina iš esmės apie tai, kad ten nuolat yra kova su savo egoizmu. Todėl mes matome, kad visa ta Tora yra nuolatiniai karai. Iš vienos pusės tai Tora yra pamilk artimą kaip patį save, tai pagrindinis Toros dėsnis. O iš tos pusės matome, kad kiekviename puslapyje ten tiesiog nuolatiniai karai, ten kažką žudo, kažką prievartauja. Kodėl? Kalba eina apie tai, kad matome ten norai, aš su vienu noru aš negaliu dirbti, aš tą norą, reiškia, palieku nuošaly, reiškia, tas noras mirs, po to, sakom, tas noras atgims. Kaip sakoma, yra numirusiųjų prisikėlimas toks dalykas. Kas tai numirusiųjų prisikėlimas? Tai yra tas noras, kuris buvo padėtas iš šono, nes negalėjau su juo dirbti. Toliau tas noras pasireiškia, toliau jis privalo pasireikšti. Tai reiškia, numirėlių prisikėlimas, reiškia, aš jau galiu dirbti su tą savybę, aš jau turiu antagonistinio ekrano savybę. Kai tu sakei, prievartavimas, tai tas pats, kada ekranas netinka norui, tada reiškia, tas išprievartavimas. Na ir taip toliau. Na taip. Kada prieš mano norą? Reiškia, neįmanoma ištaisyti noro. Supranti? Galima jį tik per prievartą. Supranti, reikia pilnai visų žodžių reikšmę, reikia iš naujo viską suprasti. Baris Lamas tam padarė visą žodyną. O jeigu suprasite tai kaip numirusių prisikėlimą, jeigu taip skaitysite šitą knygą, tai jūs savo įsivaizduosite visus tos skeletus, kurie ten atsikelia tų 1000 metų bėgyje, kai ten jie mirdavo žmonės, bet nežinau, kur ten vietos žmonėms visiems užteks tiem žemėje. Na, jeigu tiesiog taip suprasite tiesiogiai, kaip ten parašyta, o ne alegoriškai, nežinoti to kodo. Na, kodas. Ten taip. Nežinoti tų teisingų reikšmių. Todėl ir yra kabala. Nes kabala tai yra raktas į tai, kad suprasti, kas yra parašyta pačioje Toroje. Ne tik Toroje, bet ir Talmude, Mišnoje ir visos kitos šventos knygos, kurios visos vadinamos Tora. Norėjau pridėti ištrauką, kurią dabar tu perskaitai, tai yra iš įžangos į 10 sferų mokslą, kas tai per leidinys. Tai komentaras Gyvenimo medžiai, kurį parašė Ari Gyvenimo medis ir kiti Ari leidiniai, tai yra knygos Zor komentarai.
O knygos Tor tai yra Toros komentaras, penkiaknygės. Tai iš esmės kabalistai dirbo nuolat remdamiesi prieš tai buvusiomis kabalistų kartomis, sujungdami su tom, ką jie darė ir tęsdami jų darbus. Todėl tokia grandinė tiesioginė. Na taip, be komentarų neįmanoma, todėl kad šiandien mes negalime suprasti Ari. Jeigu šiaip tiesiog tėtyti Ari be Baal Islamo komentarų, na kaip, pažiūrėjau, 10 sferų mokslo, tarkim, 10 sferų studijos. Tai yra komentarai Ari knygoms, bet jeigu mes po to netgi neįmame praktiško darbo, tai, kurį parašė Rabašas arba kurį mums Ravas Laitmanas aiškino, tai tiesiog to neįmanoma. Jeigu kiekvienas tas, kuris nors truputėlį tai pastudijavo, tai mato, kad na, galima kažkaip paimti Torą, galima paskaityti, taip pat ir Ari galima skaityti ir Zorą, bet ką mes ten suprasim, tai labai svarbu. Taip, yra čia klausimai, tiesiogiai apie Torą. Sveiki. Ananda iš Černikovo. Čia keletas klausimų. Kas yra gyvatė suvedžiotoja, kas yra pažinimo medžio vaisiai. Suprantama, kaip jūs jau suprantate, mes padarėme tokį įžangą 25 minučių ne veltui. Bet pasakyti, kad visą tai reikia suprasti kaip mūsų noro vystimosi, kaip jėga. Kas tai yra gyvatė suvedžiotoja? Gyvatė suvedžiotoja tai yra mumise prabudęs egoistinis noras, kuris atsiranda būtent, kaip sakoma, rojaus sode. Na tai yra tada, kada aš iš principo, mano noras visą laiką būti toje išaukštintoje būsenoje, būti susijungusiam su to rojumi, kuris egzistuoja. Visi tie medžiai, kurie ten egzistuoja ir nuo kurių aš galiu valgyti, tai visi mano norai geriausi, kurie siekia tik meilės ir davimo. Ir tuo momentu vis tiek, na, mes tarsi nedirbame su Ahapu, su žemesnėje dalimi, dirbame tik su Galgalte Einaim, su išrutinė dalimi. Tai yra neįjungiame egoizmą, nepajungiame, jis egzistuoja, jam dėtis nėra kur. Manai, per kitaip vis tiek reikės jį prijungti. Bet va tuo momentu, va ta gyvatė, tai yra būtent tas egoistinis noras, kuris atsiranda būtent tuo momentu, to rojaus. Jis tarsi sako, na, tai iš tikrųjų, tarp kitko, labai aukšta būsena apie tai yra pasakojama. Na, aš tai jau sakau iš pokalbio. Mes svedame pokalbis to amžinos knygos paslaptis, ten reikėtų pažiūrėti visą tai, ten labai aiškinama. Na, tas noras gyvatė labai geras, kabutėse, bet geras. Jis sako taip, sako, tu gali padaryti dar kažką daugiau kūrėjų. Supranti? Tu dabar esi harmonijoje toje, bet tu gali iš principo panaudoti ir dar savo norus kūrėjų. Tai gerai, tu gali pamėginti, vat kaip jis klausė, kas yra pažinimo medžio, gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisiai. Kaip pasakyta, tu nevalgyk nuo jų. O gyvatė sako, tu gali truputėlį pažinti daugiau kūrėją, tu gali daugiau pajungti savo egoistinius norus, kuris dabar esi paslėpęs, todėl tau dabar gerai. Ir mes natūraliai tai einame. Čia reikėtų suprasti, kas yra pirminiai, kas antriniai mūsų norai. Norai tai pirminis dalykas, tai mūsų sąmonė, o mūsų norai viskas yra rezultatas tų norų. Kuo labiau norai kokybiškesni, tuo labiau protas juos aptarnauja. Vis laik yra abejonė, pagunda priimti sprendimą, būtent remdamasi tom, ką aš žinau dabar, mano dabartinėme norė. Bet jeigu noras pasikeis, jis taps tobulesniu, labiau išaukštintų, reiškia, pasikeis ir mano suvokimas ir supratimas. Todėl ir sakoma, kad žmogus abejoja nori priimti sprendimą, remdamasi tom žiniomis, ką žinoma dabar. O jis klauso tik savo proto, pamiršta, kad protas yra tik tais jo noro išvestinė, pasiekmė ir papuola į tas pasus, kurie veda toliau jį prie vystymosi. Aš tai neatsitiktinai. Kas tas pažinimo medis? Čia toks simbolis, čia daug filmų apie tai nufilmuota, bet čia kalba eina apie mūsų ketinimą. Tai yra blogis ir kas tai apsprendžia. Žmogus pats apsprendžia, kad blogiu yra jo ketinimas gauti vardant savęs. Kodėl? Todėl, kad ta būsena daro jį priešingą kūrėjo būsenai. Tai yra kūrėjas, tai yra visiškas davimas, kada tavo veiksmai niekaip nėra susiję su rezultatu. Tai pati aukščiausia būsena, kokia tai gali būti. Ir kaip tik žmogus, kuris mes šiandien esame mūsų pasaulyje, tik nori gauti vardant savęs, su ketinimu vardant savęs. Taip gimsta bet kuris žmogus, tai taip pat reikia atskleisti. Tai milžiniškas atskleidimas, kada žmogus tai atskleidžia. Bet kada pa žmogų atsiranda
toks laisvas pasirinkimas, tada, kada jis pasiekia gėrį ir blogį, kada jis turi galimybę pasirinkti arba gauti vardant savęs, arba būti toks kaip kūrėjas. Tai yra gauti vardant jo. Ir va ta būsena, kada žmogus pasiekia tokios būsenos, tai vadinama, kad tai yra gyvybės ir gėrio ir blogio medis. Čia kalbam apie aukštą būseną, apie pirmąją būseną, kada buvo būsenoje artimoje kūrėjui. Tada sakoma, kad gyvatė buvo gudri. Kodėl gyvatė buvo gudri? Todėl, kad jis sakė, tu gali iš tiesų, tu gali dirbti likdamas ryšyje su kūrėju. Nežiūrint į tai, kad dabar tu jungsi savo protą. Tu galėjai vis tiek. O taip, gyvatė jį palaipsniui. Kitas. Įdomu, kad yra tokie žmonės, kurie iš tiesų tiki, kad buvo gyvatė ant dviejų kojų, visą tai parašyta. Tai. Na, žmogus jis gali būti ir didžiulis fizikas kažkoks, ar mokslininkas pasaulinio lygio, bet jis tiki tokiais dalykais. Yra mums labai sunku suprasti, kad visas aprašyta alegorinė kalba ir kalba eina tik apie vidinės savybės žmoguje. Ir čia tik tai tada, kada yra teisinga instrukcija, teisingas mokytojas, teisingas šaltinis, kada yra raktas į šitą knygą, tada iš tikrųjų galima suprasti, apie ką eina kalba. Atsiranda toksai klausimas, ar iš tikrųjų viskas parašyta alegorinė kalba, tas perėjimas per tą Raudoną jūrą, užkariavimas žemės, juk yra tokie momentai, kuriuos mes matome istorijoje. Taip, tai yra įdomu, labai daug yra aplinka, tai yra daug ginčių, aš netgi žiūrėjau visą serialą, Izraelio televizija padarė, sukūrė 15 dalių, tai yra 15 valandų, tiesiog nuo pat pirmo žmogaus iki praktiškai mūsų laiko. Visas Izraelio žemė, Jeruzalė, tiesiog atvedė visus ten mokslininkus Izraelio iš universitetų, iš išorinių kitų šalių universitetų. Iš tikrųjų daug ginčių, jeigu, žodžiu, mes neįlysim tą istoriją, ten susigaudyti labai sunku. Mes žinom tik tai vieną dalyką, kad Kabala nieko nekalba apie istoriją, kalba eina tik tai apie dvasinės būsenas, kurios praėjo Mozė, ir mes patys viską turime praeiti, ten taip ir parašyta. Ir žinoma, kad yra toks dalykas, apie ką kalba Kabala, kad turi būti atitikimas šakos ir šaknies. Tai potencialė, nors vieną kartą tai turi pasireikšti, kokioje forma tai pasireiškia, žinoma, nėra tikslaus atitikimo, bet turėjo pasireikšti, taip turėjo praeiti per tą dykumą, neaišku, ten ar 40 ar 39 metus jie ten vaikščiojo ir tiksliai niekas nežino ir mums tai neįdomu. Kalba eina apie dvasinę dykumą, 40 metų, tai aišku, kad jie atėjo iki binos lygio, jie turėjo ateiti iki binos lygio, kad paskui įeiti jau į Erec Izraelį, taip toliau ir panašiai. Atitikimas tai turėjo būti. Bore. Dar vienas toksai momentas, apie kurį dažnai girdė, žino, dangaus manas. Ar tai panašu į tą rytinę rasą? Kas tai yra? Ką galima pasakyti apie dangiškasis manas? Kas iš tikrųjų tai yra man? Man tai yra kalba, tai yra malda, kuri pakyla, į kurią ateina atsakymas. Tai iš tikrųjų yra aprašoma, ten aprašoma, taip, kad ir ten rašė, kad ir skonis buvo, kas norėjo, turėjo tokį skonį. Iš principo tai yra vienintelis dalykas, būtent kieno pagalba žmogus gali egzistuoti. Tai yra malda, artėjant prie atidavimo ir meilės savybės. Tai buvo tokiame lygyje, kad kiekvienam buvo pakankama to, ką turėjo. Iš tikrųjų, kūrėjas davė pakankamai, ko reikėjo žmogui. Ten buvo toks komentaras, kad pakankama buvo būtent šitai dienai. Ir kažkas štai staigai paėmė šiek tiek daugiau to mano pas save į palapinę. Čia kaip kiekvienas dabar mūsų dienomis panorėjo daugiau negu kad kiti. Taip, to jisai atėmė iš kitų, paėmė šiek tiek daugiau mano. Ir ten yra aprašoma, kad štai staiga ryte pavirto tas manas į sliekus pavirto.
Na, turi būti pakankamai. Tai tiek, kiek jam pakanka, tada žmogus yra laimingas. Ir kai jis paima dėl savęs, tas manas pavirsta nebe į maną, o pavirsta į tą perteklių, kuris sugadina visą gyvenimą. Va taip iš principo, va toks judėjimas, va tokio vieningo prašymo, eimas į tą vieningą savybę. Va, kad neimtų, nekrieptų kiekvienas, o taip bendrai eitų į priekį būtent mano pagalba. Borė, va čia tokia labai įdomi linija yra, kodėl tik tai vienai dienai, kad tu pasitikė tą aukštesnę jėgą, va tu šiandien taip išėjai, tu paėmė, bet ir tu bijai, kad rytoj nebus. Tegul būna bent jau iki, po rytojų, bet ne, tave veda noras po noro, yra tas kelias parinktas optimalus tau ir tu imi tik tai vienai dienai, o rytoj vėl vienai dienai. Simeonas, va tas lygis, kuriame egzistuoja žmogus, va pakankama. Va prie ko ateina ir žmonija, šiandien ir ateis dar, va rezultate viso šito, viso progreso, va tas skirtumas tarp turtingųjų ir vargšų. Jūs atleiskit, kad aš čia taip dabar pasakoju, bet va tas atotrukus, ta krizė, prie kurios artėjame, ateinam prie to, kad žmogus gyvensime, va žmonės gyvens, va pakankame tame lygyje, va dėl kiekvieno bus va pakankamai, va bus tokia laimė, o visą kitą reikės atiduoti. Tai, kas būtina yra mano gyvenimui, tą aš ir gaunu, o kas yra perteklius, aš atiduodu. Ir tada nėra tų juodų skylių, kaip ten konkurencija, kaip ten nugriepti, nuplėšti savo ko daugiau. Tai vat bus tokia būsena balta, šviesi, švari. Yra vat būsena, kai aš egzistuoju tik tai vat ant to, kas yra būtina man, o visą kitą atiduoti. Borė, dar vienas klausimas. Labą dieną. Kodėl tos knygos, kurios buvo parašytos aiškia kalba, va tuo metu, kodėl netvedė žmonės į tą pilną ištaisimą mušę? Na, čia reikėtų paaiškinti visas tendencijas, programą, visą kūrinijos. Na, reikia suprasti, kad tuo metu visą tai tik tai prasidėjo, ta programa buvo paleista, egoizmas turi vystytis iki savo galutinės būsnės. Ką reiškia egoizmas? Diferenciacija. Jūs įsivaizduojate, yra dvi jėgos, kurios mus vysto. Tai yra tos jėgos, kurios atsako pastoviai už mūsų komunikaciją. Na, pastoviai ten susimaišymas yra tų tautų, nesvarbu, ten prievartos būdu, ar ten imperijos, religijos, na, paskui ekonomika, paskui informacija ir taip toliau. O iš kitos pusės mes matome, kad pastoviai mūsų egoizmas auga, kaip individualizmas žmogaus, kaip tos jėgos, kaip jis auga. Mes kalbame apie paskutinius 20-30 metų, o ten prieš 200-300 metų atgal, na, tai tam primityviai žmonės, bet tai turi būti kaip bet kokiam organizme. Na, buvo primityvūs organizmai, vienaląsčiai, paskui susijungė ten į kitus organizmus, į sudėtingesnius, ir tam sudėtingam organizme egzistuoja spektras tų įvairiausių jausmų, nes kitaip tai būtų neįmanoma. Vat kaip anksčiau paimkim kokį nors kaimą, o dabar paimkime ten miestą su infrastruktūra, kiek tai yra skirtingos sistemos. Taip ir čia mes turime įsivystyti į kitokios kraštutinės būsenos, mūsų egoizmas, o paskui tą egoizmą reikia teisingai išnaudoti. O kabala, tas metodika, kuri aiškina, kaip teisingai naudoti savo egoizmą. Ir tada ta jėga, kuri vadinasi kūrėjas, jinai pasireikš pilna jėga. O tada tai buvo neįmanoma. Tada jinai pasireiškia irgi ten 12 kartų pavidalų ir taip toliau. Borė, aš pridėčiau, kad netgi jeigu kreiptis į kitą struktūrą, kaip parašyta Tora, jinai susidaro iš dalių. Ta kiekviena dalis yra ten metai, yra periodiškumas. Pastoviai vyksta atitinkantis procesai. Šitas ištaisimas, apie kurį kalbam, tai vystosi taip spiralės tvarka. Iš metų į metus mes kartojame tą pačią dalį, bet kartojame ją visai kitame lygyje. Kaip atmintis išėjimų iš Egipto, atsiminimas, kiekvienais metais naujas Toros įteikimas, kiekvienais metais kažkas vyksta, ir todėl klausimas, kodėl nebuvo pilno ištaisimo kažkokiai tai kartai, buvo ištaisimas tam momentui, kaip dabar vyksta kažkoks tai ištaisimas ar kažkas mūsų gyvenimo, o kitais metais dar kažkas. Ir kiekvieną kartą aukštesnėme ir aukštesnėme lygyje. Simonas Rabašas turi tokį pasakojimą, aš vis bandau surasti, kai eina žmogus dykuma ir labai nori gerti,
ir liejasi vanduo visą laiką. Ir jis pakiša savo puodelį ir geria, ir tas vanduo purvinas ir vien tik tai kančia. Jis geria ir keikia viską pasaulį, kol jisai supranta, kad jisai turi pradėti valyti savo tą puodelį. Ir pradėjo valyti tą puodelį ir jisai suprato, kad visą laiką liejosi šaltinio vanduo. Reikia tik išsivalyti savo puodelį, kad tai pajausti. Bet iš principo tada buvo ta laimė. O čia taip pat ir mes iš principo turime išvalyti visą tą puodelį, kad pajausti viską. Viskas jau yra, viskas yra išlieta, viskas sukurta, mes esame ištaisytoje būsenoje, mes visą laiką taip sakome. Bet ką mes darome? Mes visą laiką turime pavalyti šitą puodelį, tą visą mūsų norą. Todėl ir kalbama yra, kad buvo iš pradžių Abraomo lygyje, buvo toks egoistinis noras, kuris vedė į šitą savybę, ir paskui buvo ir sūnus Abraomo, paskui Mošė, ten jau paskui dar toksai pasiekimas, paskui buvo Ari, Izraelio žemė, reikėjo užsiimti šito valymo, paskui dar giliau, čia visas pasaulis iš principo, ir todėl vyko tas sudužimas tų šventyklų ir visi šitie visos tos dužinos išsibarstė po visą pasaulį, o dabar vyksta pakilimas tų dalių. Muša. Nereikia suprasti, kad tai liečia kažkokią tai tautybę. Istorijoje mes matome, kad daug žmonių prisijungė, didelis kiekis žmonių. Izraelis tai iš tikrųjų buvo iš Babilono, tai tos buvo gentis, iš kurių atėjo pas Abraomą žmonės. Ir daugelio metų bėgyje prisijungė. Bet, pradedant nuo pirmo žmogaus, mes nekalbam apie tai, kad jis ten buvo žydas. O paskui Abraomas, jis buvo babilonietis, o tik tai paskui, kai jisai išėjo, jį pavadino Abraomas Ivry, Avor, nuo žodžio Avor, perėjas, pereinantysis, perėjas. Prosenelė Dovydo karaliaus pasakė ten mano tauta tavo tauta, mano dievas tavo dievas, o 10 kartų, kurios prapuolė, 2 kartos liko. Ten jau 2 kartos, kurios liko. Aš neseniai skaičiau apie Ordus, kurios iš principo ten atstatė Jeruzalę. Šitą periodą 1 amžiaus, iš tikrųjų pasirodo, kad jis irgi buvo admonim tautos tokios buvo, kurios gyveno ten, taip toliau. Mes jau kalbam apie tos mokytojus, Rabi Akiva, kuris yra visų išminčių mokytojas, Muša. Jokios čia neturi, jokio ryšio nėra čia su tautybė. Ir ketvirtasis išvarymas, kuris vadinamas Romos išvarymas. Atitikimas, kuris atitinka 4 lygį, mes tai mokomės noro gauti, egoizmo. Ir tai tęsiasi 2000 metų ir kaip tik susimaišė visos tautos. Borė. Tas kaip rekomenduojama skaityti. Ar išsaugoma esmė, verčiant į kitas kalbas, tarkime, rusų. Sunku pasakyti, yra kažkokie tai terminai, kuriuos, iš tikrųjų labai verta žinoti, ivrito kalba, originalo kalba, ten tik tai keli šimtai tokių terminų. Ir labai dažnai būdavo neteisingi komentarai, ten būdavo šonkaulis, kalba visai ne apie šonkaulį buvo, cel, o kaip tik yra šešėlis, kūrėjo šešėlis, atidavimo savybė, tai yra atitikimas ir panašiai. Pats didžiausias pavyzdys žinomas su Dovydu, iš kurio ten švytėjo šviesa, Mošė raga įvertimas. Ragai. Rekomenduojam, yra laidos, paslaptis, amžinos knygos paslaptis, viskas ten, rusų kalba yra. Iš tikrųjų, galite pajausti tą kvėpavimą šitos knygos. Ten skaitau ne šiaip, kad istoriją, bet aš skaitau taip, kaip aš dirbu su šito noru egoistišku, taip, kaip aš dirbu su juo, kaip aš jį ten sumaišau, taip kaip tešlą, kai, tarsi gaminu kažką skanaus, duoną.
Na, aš neskaitau Toros kaip istorija, ten, tai ne vardai, tai yra tokios būsenos. Tai vat būsenos. Abraomas, gailestingumo savybė, Noach, tai vat pirmas taškas vat širdyje, kuris pradeda vesti mane pas Kūrėją, kas tai yra skryne, aš pradedu suprasti, ką tai reiškia, kai aš plaukiu virš tų visų klausimų, kurie mane užlieja. Ir taip toliau. Šitą temą man labai patinka, aš galiu vystyti be galo, be krašto, nesustabdysit manęs. Na, bet taip, Borega, yra tokių keletą klausimų, keletą pasakymų. Nesakyk, neištark kitų dievų vardo, apie ką eina kalba. Muša, reikia suprasti, ką tai reiškia vardas. Kalba eina ne apie tai, kad ten kažkokius tai garsus ištarsi ir ten kažkaip tai paveiks Kūrėją. Kalba eina iš vis apie, Simenas, kalba eina apie norus. Tai yra, ką reiškia kiti dievai. Egzistuoja kiti norai, dar ten gerai pagyventi. Na, tai irgi neblogai, bet, na, tai stabai vadinasi, na, tai pagyventi gerai, tai normalu yra, bet kito sąskaita gerai gyventi, tai va tai reiškia, kad melstis kitiem dievam. Na, žinote, kiek yra įvairiausių norų egzistuoja. Jeigu tas noras yra vardan, tai vat egzistuoja vienas tiesnis, vienas dievas, vat atidavimo ir meilės savybė, tik tai tam aš meldžiuosi, to aš siekiu. Ir tai vadinasi, kad vienas dievas. O Babilonas kaip tik buvo ta vieta. Ir Babilonas žmogaus viduje tai yra ta vieta, kai aš meldžiuosi kitiem dievam. Kažkas įvyko ir aš sakau, kad kažkas čia man padarė kažkokį tai blogį. Aš ten jį vadinu ten blogų dievų arba panašiai ir taip toliau. Nors egzistuoja ta sąvoka, apie kurią mes kalbam, kad nieko nėra daugiau, tik tai jis, kad jisai geras, darantis gerai. Ir tai vadinasi malda vienam. Muša. Na tai stabmeldžiai net yra parašyta, kad Abromas irgi pradėjo nuo šito. Tai yra bet koks žmogus pradeda nuo to, ką tai reiškia stabmeldys. Kalba neina apie tai, kad ten žmogus daro kažkokius statulėlės ir ten jom meldžiasi, ar ten žvaigždėm. Kalba eina apie tai, kad iš kiekvieno veiksmo, kuris vyksta su jumis šitame pasaulyje, kad jūs matote šitą jėgą, energiją, kuri iš principo viską valdo. Ir jūs, o jūs galvojate, kad tai padarė kažkoks tai žmogus, kad čia gamtos kažkokios jėgos ar kiti kažką padarė. Tai ir vadinasi stabmeldystė. Tai iš principo, kai buvo, koks ten klausimas buvo, kad nesimelsti kitiem dievam. Ką reiškia nesimelsti? Žmogus negali melstis, nesimelsti, tai žmogus, tai čia tas lygis, kuriame lygyje, tame lygyje jūs galite save ištaisyti. Ir nesimelsti kitiem dievam, tai vadinasi pasiekimo atskleidimu. Na, apie tai rašo Balė Sulamas, netgi rašo, kad vardas Kūrėjas ivrito kalba, tai vadinasi bore, bo-ure, tai reiškia ateik ir pamatyk. Ir tai reiškia, kad skaitmeninė reikšmė bore, gematrija, tai irgi yra kalba, kurią kabbalistai perdada taip pat informaciją dvasinę. Ir Kūrėjas atitinka gamta, teva. Tai yra vienas ir tas pats. Ir todėl tai prašo Balė Sulamas, kad pageidaujama naudoti ir taip. Simenas. Tai savybės, kurios iš tikrųjų yra pasiekiamos. Visą laiką mes sakom, kad Elohim, tai yra mintis, sumanimas, nepasiekiamas. Šita tarpinė būsena, kuri vadinasi Kūrėjas tarp mūsų, nepasiekiama šita savybė. Tai mes ir vadiname Kūrėju. Kūrėjas iš tikrųjų tai yra, tai kitas dvasinis laiptelis. Kitas dvasinis laiptelis, kurio aš siekiu. Ir todėl, sako, daug Kūrėjų. Reiškia, kad aš pasiekiau ir toliau dar pridedama man vėl daugiau egoizmo ir aš pradedu savo naują dvasinį laiptelį ir vėl atskleidžiu dėl savęs Kūrėją, jau kitą vardą. Vardai. Muša. Čia ne kažkoks objektas, o vardas kaip tik tai yra kly, tai yra noras užpildytas šviesa. Tai jeigu tas noras užpildomas yra malonumus, nuo to pojūčio, nuo artumo su Kūrėju, tai toks užpildymas, o tokį užpildymą mes vadiname vardu, per kažkokį tam tikrą būseną, jau bus vardas kitoks. Todėl jis sako, kad Tora tai yra visi Kūrėjo vardai. Kai kabbalistas pajautė kažkokią tai artumą su Kūrėju, kažkokiame tai savo norė, kuris pasireiškia jame. Jis ir pavadina tai tokiu vardu. Ir taip yra visi vardai.
Artiomas klausia, kaip suprasti, kokiame ištaisymo laiptelėje aš randuosi. Gal kaip žmogus gali patikrinti, kuris yra. Žmogus turi turėti aplinką pirmiausiai, todėl kad ta jėga, apie kurią mes kalbame, tas kūrėjas, ne atsmuto, ne pati programa, bet kūrėjas, kuris pasireiškia. Mes taip sakome, kad manyje, bet jis pasireiškia būtent ryšyje su kitais žmonėmis. Ir galima sakyti apie Torą, kad jau po 2 dienas, už 2 dienų bus Toros teikimas, tam mes skiriam laidą. Grupė, tauta pasireiškia, ten pasireiškia šita jėga, kai yra grupė bendraminčių. Simonas, tą momentą galima kalbėti, kaip žmogus praeina šitą dvasinę ribą, kuri vadinasi machsomas. Mes kol kas esame paruošiamajame periode, jis labai ilgas, būtent tam, kad paruošti mus, būtent tam tikram gėriui, meilė, atidavimui, kuri įteikta. Įteiktas visas malonumas, koks tik tai galima. Kaip jį galima, į tą sudaužytą mūsų būseną mes negalime viso to gauti. Todėl mes esame šitame ilgame paruošiamajame periode tam, kad sukurti, suklijuoti šitą klyją, o klijuojame kuo? Būtent ryšių tarp mūsų, meilė, būtent šitą momentą tada pradeda pasireikšti kūrėjas. Tai yra mes priartėjame prie tos dvasinės ribos ir pereiname ir tada prasideda jau 5, ten yra 5 pasauliai, 5 parcufim, 5, visi tai žinot, iki pat Ein Sof, begalybės pasaulis. Ir dar, būdamas bet kokiame laiptelėje, žmogus nežino, kur jisai randasi, tik tai, žiūrint iš tos aukštumos savo dabartinės būsenos, jis gali pamatyti, tai taisyklė bet kokioje sistemoje. Iš kitos sistemos tu gali gerai įvertinti, o būnant viduje neįmanoma įvertinti teisingai savo būsenos. Dar klausimų. Taip, Andrėjus klausė, ar teisybė, kad Torą galima suprasti nežinant kabalos kalbos, o naudojant tik tai savo širdį, sielą? Ką galima pasakyti? Aš galvoju, kad tai yra tiesa. Galima net nežinoti kabalos kalbos. Čia tikriausiai kalba eina apie aiviritą, kuria yra parašyta, tokia aivirito kalba yra parašyta Tora. Yra tokia istorija iš tokios, kai Ravas gavo tokį laišką iš tokio žmogaus, iš Sibiro, buvo laiškas parašytas aivirito kalba ir būtent dėka tų didelių kančių, ten buvo Stalino lageriuose, žmogus galėjo pasiekti pradinius tuos dvasinius pojūčius. Iš principo jisai pradeda tą Torą jausti savyje. Tora tai yra ne knyga, tai visa sistema ištaisymo. Aš apie tai kalbu. Tai jisai sugebėjo tai. Paskui jam reikėjo dirbti. Paskui buvo istorija, kai jis čia atvažiavo, mūsų mokytojas atvedė jį pas Rabašą. Rabašas pasakė, kad iš tikrųjų buvo dvasinis pojūtis ir dabar reikėjo dirbti. Čia vienetiniai tokie atvejai, kad tiesiog kaip pavyzdį parodyti. Mes kalbame apie sistemą, kad galima pasiekti šito pasiekimo ne per kažkokias kančias. Mes kalbam iš tikrųjų, kad kabala tai yra raktas į tą 5 knygę. O antras dalykas, pirmiausia, neturi būti bendraminčių ratas, turi būti dėstytas, tai yra mokytas. Ir yra kažkokie tai rėmai, kuriuos aprašė kabalistai, kurių reikia laikytis. Žinoma, yra vertimai, bet visada yra rekomenduojama, kad reikia žinoti keletą šimtų žodžių originalu, ivrito kalba, hebrajų kalba. Tie, kurie bandė skaityti Torą, tai bandė mokytis skaityti originalu, ten Newtonas, senovės graikija. Iš principo tai labai svarbu. Keletą šimtų žodžių reikia žinoti originalu. Pasiekimas širdimi, ką reiškia širdimi mūsų pasaulyje, mūsų suvokime. Tai čia mūsų suvokimas egoistinio noro, kai yra taškas širdyje,
jeigu yra taškas širdyje ir per tą tašką pradedi skaityti, bet čia labai mažas, nors taškelis, va tas, būtent per jį pradedi skaityti Torą, susijungti su kitais, su tokiais pačiais mažais taškais. Ir va čia pradeda pasireikšti va šita sistema, ištaisymo sistema, kuri vadinasi Tora. Apie ką mes kalbame, kalbama apie širdį. Ar galima širdimi? Na, mūsų pasaulyje širdimi yra kitaip, širdis kitaip suprantam. Kaip nustatyti tą teisingą kelią? Yra susitikimas su tuo, kas yra duodama kūrėjo, bet yra daug sprendimų. Kokį iš tų sprendimų pasirinkti? Muša, nežinau, apie kokius sprendimus kalba, bet yra aiški rekomendacija, ką reikia daryti. Iš tikrųjų, praktiškai žmogus, kuris užsiima, jau, tarkim, 1-2 metus, klausimas yra, iš kur paimti jėgų. Čia tai taip, iš kur paimti svarbą viso šito, nes iš tikrųjų visą laiką prideda egoizmo, bet iš principo tokie klausimo neegzistuoja. Taip, kai aprašė viską Rabašas ir Balės Ulamas, kaip reikia užsiimti tuo bendraminčių grupėje, čia duoda atsakymus visus klausimus. Nežinau, ar aš atsakiau šitą klausimą. Žmogus, žinoma, iš savo egoizmo jisai negali nustatyti teisingumo savo kelio. Tai padaryti gali mokytojas. Žinoma, mokytoją reikia teisingai pasirinkti. Reikia tikrinti. Laboratorija tai yra tikrinimo grupė. Pratęsiu, iš vis yra iniciatyva, kuri išeina iš taško širdyje ir yra ego. Muša. Žmogus tame etape jis negali suprasti, kur čia taškas širdyje, kur egoizmas. Pirmais etapais sunku tą patikrinti. Simenas, patarimas yra toks. Pažiūrėkite visur, kur jūs traukia tas ego. Rezultate, jūs turite nuspręsti, kur jūs randatės po visų šitų klajonių. Ir tada, jeigu jau ateinate čia ir laikytis reikia, tiesiog dantimis įsikandęs. Muša, svarbiausia nemaišyti metodikos. Jeigu užsimate kabala, tai kabala, bet nereikia sumaišyti tų metodikų. Jeigu esate vienoje, tai vienoje. Tai rašoma irgi šaltiniuose. Klausimas iš Prancūzijos. Kaip padidinti tą tašką širdyje, nežiūrint į pastovų egoizmo pasipriešinimą? Simenas, reikia sujungti su kitais taškais. Kuo mes užsiimame grupėje, reikia sukurti aplinką, kuri susidaro iš tų taškų širdyje, kad jūs pajaustumėte tą 10, apie kurį mes kalbam paskutiniu metu, kad grupė yra 10 taškų širdyje ir sujungti į vieną tašką širdyje ir tuo pačiu tampa tas taškas dideliu ir geidžiančiu iš tikrųjų šitos savybės, atskleisti tą savybę. Ir taip tame darbe 10 jūs darote tą darbą kaip laboratorijoje, anuliuojant save, išaukštinant draugus, čia irgi savęs anuliavimas, dirbant ties tikslu, kad tas tikslas neišnyktų, kad visą laiką būtų. Vienas žmogus to nesugeba, vienas taškas širdyje, gerai, kad jūs jaučiate tą tašką, bet reikia prijungti dar tos taškus iš savo brolių. Kaip galima užduoti klausimus ir Facebook'e, kur vyksta transliacija. Reikalas tame, kad transliacija vyksta įvairiuose kanaluose, iš visur mes surinkame, kad būtų galimybė užduoti tos klausimus. Mes siekime, kad būtų galima užduoti klausimus iš visų transliacijų. Aplink Jėzų čia yra labai daug klausimų, nesinorėjo čia atsakinėti. Kaip čia dabar, kad mes čia, kodėl mes nekalbam, kodėl mes čia tylime. Iš tikrųjų galite paskaityti, yra didžiulis kiekis informacijos, ar jis ten buvo žydas. Žinoma, tais laikais antros šventyklos metu, kai griuvo antra šventykla, tokia būsena iš vis buvo tarp pačioje Izraelio tautoje buvo tokia graudi būsena. Buvo daug įvairiausių tokių sektų, 4-5 tos sektos buvo
kiekviena ten turėjo savo ideologiją, ne taip jos ten viena su kita kariavo, kaip šiandien ten Facebook'e ten rašo kažką vienas ant kito, o ten dešimtimis tūkstančių naikino vienas kitą, buvo tokia be priežasties neapykanta ir va šito dėka buvo sunaikinta antra šventykla. Mes žinom tik tai, kad tai parašyta, aš nežinau kur, neatsimenu kur parašyta, kad Jėzus buvo taip, Sanedrine, jisai mokėsi keletą metų. Mes iš vis kabalos šaltiniuose niekur nėra parašyta, nei pirmuose, todėl kad kabala buvo 1500 metų, dar buvo iki visų religijų, kurios ten pradėjo vystytis. Ten irgi krikščionybė pradėjo vystytis, bet 3-4 amžius mūsų eros. Mes mokomės iš tų šaltinių, kurie buvo dar iki to. Visą tai jums nesutrukdys, jūs galite būti visose tose religijose, kurios paskui ten susiformavo. Ir ten ir Muhamedas, kiti ten pranašai. Nereikia dabar čia mūsų tų komentarų dabar apie tai. Ir Balesulamas rašo, kad kiekvienas liks savo tradicijose ir liks vienas tikėjimas, visiems tai meilės religija. Kaip fizikoje, galite mokintis kabalos, čia yra komunikacija tarp žmonių, fizika ten mokosi, ten negyvosios gamtos, negyvąją gamtą tyria, o kabala užsiima ne mūsų kūnais, o mūsų siela, mūsų norais, mintimis, žodžiu, netrukdo niekas. Dar vienas skelbimas, ateityje mes laukiame didelio įvykio, Almaty kongresas Kazachstane 16-18 dienomis, birželio mėnesio dienomis. Jeigu planuojate atvažiuoti, užsiregistruokite, domėkitės, būkite ryšyje su mumis. Iki kitos savaitės. Tiesa, kad visi būtų kaip vienas, visi kaip vienas. Tora apie tai kalba irgi. Kitą savaitę su mumis bus Raus Leitmanas. Ačiū visiems. Viso geriausio.